Apie ką aš? Greičiausiai apie smalsavimą. Tyrinėjau gyvenimą, atsakau savo į klausimus, kai atsakau savo, kai suvokiu savo, tada lengviau tokį jausmą turiu, kad lyg turiu dovanoti tai kitiem, tai ką suprantu. Ir vieniem to reikia, kitiem to nereikia, bet kažkokiu stebuklingu būdu prisitraukia žmonės tie, kur prisitraukia. Tai aš tokio greičiausiai kuo smalsiau ir kuo gyviau pati gyvenu, tuo įdomesnis gyvenimas sukasi aplinkui. O apie ką vis tiek klausysi žmonės ir ar verslai, ar žmonės, kokiais klausimais į tave dažniausiai prisitraukia žmonės ar verslai? Greičiausiai dėl to, kad turiu nemažą patirtį versluose, tai turiu ir tokių. O jeigu šiaip žiūrint, tai visi yra žmonės, ar jie būtų versle, ar jie nebūtų versle. Gal versle yra tai, kad lengviau suprasti, nes pats turėjai patirties, pats turi suvokimą, kokius klausimus sprendi. Tada kitas momentas yra, vienas yra dirbti asmeniškai su žmogum, antras yra su grupė žmonių. Ir kai yra tos vadybinės patirties, vadovavimo patirties, tada yra ir suvokimo rakursai kiti. Netgi tas žinias, kurias tu turi, versle tu gali pritaikyti ir ganėtinai dėkingai. Tai sakyčiau, kad žmonės, kurie ateina, tai jie yra ir iš verslo dalies, nes juntu, kad tokia ateina banga, kai net ir daug ką pasiekus iškyla klausimai, o iš tikrųjų, kas aš esu, kur aš noriu eiti. Kodėl tai nedžiugina, kas džiugino prieš tai. Kodėl išoriniai pasirinkimai ir normos, kas turėtų atitikti, jau liktai ir būtų laimės sindromas galutinis, bet taip nėra. Ir kai pradedi klausti savęs kažkokių egzistencinių klausimų, greičiausiai reikalingas toksai sisteminis priėjimas, kada ne tik tai tokia piliulė, kurią tu suvartoji ir viskas pasitaisė, bet kad ieškai kampų, ieškai savęs, kai esi pilnas, automatu visiškai kitą kokybę gali dalintis. Ir to pilnumo jausmo, tankiai, jeigu mes žiūrėsim aplinkoje gyvų žmonių, gyvumo pilnumo jausmo, mes pasigendam. Tai man buvo žmonės, kurie man padėjo, atėjo laikas, kai aš juntu, kad turiu tos energijos ir jausmo, kad turiu įrankių, turiu netgi žinios šitos dalykas, gal tos širdies lauko, kurie be vertinimo, be smerkimo, be kažkokių tokių klišių ir įvertinimų, kad taip turi būti. Girdi žmogų. Ir kai girdi, automatu prasiveria visiškai kiti sluoksniai. Kokiam žmonėm eiti pas tave ir kokiam neiti? Geras klausimas. Eiti ir neiti. Tie, kurie jaučia. Nes... Gal pilniau sakyti tiesiog eiti tiem žmonėm, kurie... Turi minį sakinį išpildyti. Okay. Eiti tiem žmonėm, kurie nori į save eiti ne vien tik per logiką, o eiti per jausmą. Tankiai mes išeinam į negyvumą dėl to, kad kontroliuodami jausmą mes užsidarome ir išeiname į šaltį. Tai eiti tiem, kurie nori atverti savo jutiminį pasaulį, tie, kurie gali saugiai atverti, tie, kurie gali būti, visų turimų spalvų spektre, be įvertinimo, kad kuris iš jų yra geriausias arba kažkuris iš jų yra blogiausias. Tai sakyčiau tie, kurie ieško savęs ir gal eina į gylį, nes man pačiai yra smalsu, yra gylis ir tankiai netgi pasąmoniniai dalykai, kur aš nesuprantu, kodėl mano gyvenime vyksta tai ir tai, o yra įrankiai, kuriais mes galim pasiekti tuos lygmenis ir atsakyti. Tai aš gal greičiausiai kvieščiau tuos žmonės, ko nekvieščiau, tai gal tokių žmonių, kurie nori įrodyti, kad viskas tas, kas vyksta aplinkui jausminiam pasaulyje, yra netiesa. Tai reiškia, reikia įrodyti, arba reikia neigti, arba reikia tokios. Nors ir su tai žmonėm galima rasti kelią, nes automatu vienintelis dalykas, ko mums tarpusavį reikia, tai gyvo ryšio, jausmo. Ir kaip tai banaliai beskambėtų, bet su tokiu gyliu tikiuosi, kad tai nuskambės, meilės.